Dydžio irgi kažkaip sukarpyti. Gerai. Okay. Ne, bet... Okay. Okay. Adėjo ir. Reikia kažkaip... Gerai. Pala. Reikia skubėti. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai. Tai sveiki atvykę į mūsų podcastą, kurio pavadinimas yra koks? Gerai, kad nefilmuojam. Taip, gerai, kad nefilmuojam. Tai šį podcastą darom aš Gabija, Elza ir aš Danielė. Šiaip visos mes, nežinau, čia gal kam įdomu, gal kam nelabai įdomu. Šiaip mums visom, mes tų pačių metų gimimo, visos paauglės, visiško 16, jei 17. Taip va. O šiaip gal, kadangi yra tokia pirma serija, tai mes norim gal labiau tai pristatyti iš viso, kas mes tokios, kodėl mes darom, kodėl užsinorėjom padaryti, iš kur šiaip tokia idėja kilo. Tai bent jau man, aš jos pasisakysiu vėliau, bet bent jau man tokia idėja kilo, kad aš šiaip žiūrėjau daug kitų podcastų lietuviškai, šiaip dažniausiai tai buvo, nežinau, suaugę žmonės, suaugusios moteris ir taip toliau. Ir man šiaip tiesiog labai patiko, kad aš galiu pasidėti, randu kažkokių savo aktualių temų, pažiūrėti ir, nežinau, man buvo šilta, gera žiūrėti ir tiek. Tai va, bet kažkaip dar nesu Lietuvoje aptikus, aš manau, kad tikrai yra, gal tiesiog aš nesu mačius tokių paaugliškų grynai podcastų, kur kalbama ir apie paaugliškas problemas, kažkokias aktualijas, apie tos pačius, nežinau, egzaminus ir taip toliau, viskas, kas ten, nežinau, apgula mūsų širdį. Tai va, ir kažkaip realiai tiesiog pagalvojau, kad gal būtų faina mums pačiom padaryti tą podcastą. Aš manau, kad yra daug tokių kaip mes, nežinau, merginų ir šiaip paauglių žmonių pasaulyje ir Lietuvoje, nes čia vis tiek yra labiau, manau, lietuviškai publikai, kadangi lietuviškai mes tiek kalbam. Tai labai tiesiog tikimės, kad atrasit kažką faino pas mus, nežinau, ką jūs norite pasakyti. Jo, tikimės, kad bus įdomu, kad įtrauksim ir neužknisim. Taip. Tai bus šilta, jauku ir jaustis gerai. Ir mes ir jūs. Tai va. Tai tiesiog realiai mūsų tikslas yra toks, kad, tiesiog realiai tikimės, kad patiks, kad kažkas pasižiūrės, gal, sakau, atrasit kažkokių savo aktualių temų ir problemų, gal atsakymų kažkokius klausimus. Tiesiog realiai labai norim, kad pasijungę šitą video jums būtų šilta, gera ir tiesiog fainai praleistas laikas. Tai va, šiaip nieko mes čia fancy tokio nedarom realiai tai iš mano kambario, be jokių studijų, be nieko, tai labai tikimės gal, kad ir tas suteiks tokį jaukumo jausmą. Tai va, ir tiek. Jo, ir jeigu turit temų, kurios jums įdomios, tai rašykit. Rašykit į komentarus, nežinau, Instagramą, jeigu būsim nurodysios. Tai va. Jeigu pamatysim, atsakysim. Taip, jeigu pamatysim, tikrai aptarsim, atsakysim ir visada priemam visokias užklausas. Tai va. Aš taip ilgai laikiau šitą kosį. Galim pasižiūrėti. Jo, 2 kartus. Viskas. Ok. Gerai, tai gal šiek tiek apie mus, tai šiaip mes visos esam šokėjos. Jo, skirtingų stilių. Tai jo, labai skirtingų stilių. Tai pradėktum. Galim biškį pristatyti, jeigu jums, tikėkimės, kad įdomu. Prasukim greitai ratelį. Tai šiaip aš su sportiniu šokė, šoku jau, man 16, pradėjau šokti 3, tai šoku jau 13 metų. Šiaip čia turbūt yra realiai mano didžiausia tokia kaip ir gyvenimo dalis ir manau bus tikrai labai ilgą laiką išliks mano širdį. Tai va, nežinau, ką jūs norite. Tai aš baletą šoku jau virš 12 metų. Tai irgi tikrai ir šokis, ir muzika labai didelė mano gyvenimo dalis, po kurio aš neįsivaizduoju savo kasdienybės ir savęs. O aš tai šoku šaudensą, čia turbūt mažai kas žino tokį šokių stilių, nes iš esmės tai čia visko labai daug ir tikrai labai sunku papasakot, kas tai yra, bet irgi kaip Gabija šoku šiaip bendrai kaip šokius įvairių stilių nuo labai seniai, nuo darželio dar, tai tikrai irgi užima labai didelę mano gyvenimo dalį ir pats šokis, ir muzika, ir judesys. Ir man atrodo, šiaip bairis tas, tik aš nežinau, ar išklystu ar ne, kad mes su Danielė ėjome tą pačią studiją, ne? Nes tu irgi pirmą sportinį šokį. Aš pramoginį šokį. Pramoginis, žodžiu. Tai realiai, aš kadangi šokiu sportinius šokius, tai čia, manau, visi tikrai, kada buvo darželį per šokį pamokas mokytas valso, čiačios, gal rumbos, nežinau, ką mes mokymės darželį. Čiačio valso. Tai tikrai. Jo, aš irgi darželėje pramoginių šokių lankiau. Tai man atrodo, visi yra patyrę tų pramoginių šokių. Tai va, tai tikrai, man atrodo, visi žino, kas tai yra, bet aš šoku ne pramoginius, sportinius, tai čia biški. Kitas reikas, yra skirtumas,
Bet žodžiu, bet visi tikrai tokius dalykus kaip Barsas čia, žinau, tai čia maždaug ką aš darau. Taip, žodžiu, neišsiplėsiu aš dabar. Bet Bet tai tai kadangi nusieju, tai vad biški šokis. šokis be muzikos, nešokis, Ne tai šokis. mes labai šiaip mėgstam ir šiaip muzikos klausyti, ir po visokius Jo. koncertus vaikščiot. Ir tikrai daug kas žino, kad visai nesenai. Buvo Lietuvoj. Timberlake'o koncertas. Taip, Tai taip, čia- taip. Tai Ir 2 iš 3 buvo jame. Jo. Spėkit, kurios. Gabi ir Danielė. Jo, mes buvom su Danielė Timberlake'o koncerte, bet mes buvom atskirai, nes aš buvau fanų zonai, tu buvai toj kitoj, tam kur stovima. AB. Jo, tam, kur Gabija tu buvo stovi. su tėvais, Aš buvau jos tėvais važiavau, su pažįstamais. o mes, jo. aš važiavau su kitom mūsų draugėm. Jo. Taip, bet tai nežinau, gal šiaip biški norėtume apšnekėti apie Timberlake'o koncertą, nes tikrai čia buvo daug tokių straipsnių pasipylę, nežinau, ir heitų, ir ne heitų, ir žodžių, man atrodo, visai tokia didelė buvo šių dienų tokia kaip ir tema visai. Tai šiaip man biški, kas buvo keista, tai kad tokia didelė žvaigždė kaip Timberlake'as, kas jį iš viso atvažiavo, nes aš negalvau, nu tikrai, kad, nes dažniausiai, vat, kaip ir be Weekend buvo tas turas, tai reikėjo važiuoti į Estiją. Ta prasme, kad jo pasiklausys, man labai buvo keista, kas į realiai, tipo, į Lietuvą atvažiavo. Tai man šiaip atrodo biški tos kaip blessing, kad tokio dydžio žvaigždė Šiaip šiais metais, pastaruoju metu visai daug atvažiuoja tokių didesnių žvaigždžių į Lietuvą, ne? Jo, Post Malone atvažiuoja dar. A, jo, ir Ed Sheeranas buvo. Ed Sheeranas Jo, buvo. jo, Čia va. praeitais metais buvo. Nu jo, bet ta prasme pastaruoju metu, kad tikrai. Jo, nuvažiuoja žodžiu. tos žvaigždės. Taip, nu, bet man tas biški Kažkaip keista. populiarėja Lietuva, Jo. sakyčiau. Taip. Labai smagu. Nes man šiaip tos Timberlake'as atrodo tos biški kaip ir nepasiekiamas žmogus, taip atrodo. Jis tai vaidina ir tam, ir filmas jis vaidina, Jo. Friends with Benefits, Jo. kuris yra tikrai visai populiarus. Tipo, Ir tam su laikrodžiu. ir tam su, jo, In Time, In aš Time, žiūrėjau tą jo. In Time, šiaip visi žiūri geras. Ir man jis tokio dydžio žvaigždė, atrodo, ten populiarus, nežinau, ten jau kiek metų, ten mūsų tėvų laikų, ten mega žvaigždė. Jo, ir man, pavyzdžiui, jis labai primena iš Another Cinderella Story. A, jo, aš jo. Koks ten pala, Parkeris. Parker, jo, kur susilaižė Jo. Gomez, tas filmas. Jo, Ai. Jo, žiūri primena, nes čia dar kaip buvo, sleepoverį mes darėm, žodžiu, mes šiaip žiūrėjom tą Another Cinderella Story ir Labai kalbėjom, mum kad visom žiauriai patiko. panašiai juda. bernai. Jo. Ir va šį man, kalbant apie Timberlake'ą, man didžiausias efektas tai turbūt jo šokis yra, kaip jis Taip. šoka. Nes tiesiog ten šakis yra, kaip kiekvienas atrodo įdėstukas ir kadangi mes šiaip šokės, mes atrodo, visiems man atrodo gana banaliai atrodo, kaip jis šoka, nepašoka, o man atrodo, mes biškai iš kitos pusės matom, nes gal ir techniką mes matom, atrodo, ten kiekvienas toks koncentruotas sudėsys, toks tikslus, toks sharp, kaip grinai, kaip turi būti taip stiliuota ir kaip jis muziką gerai jaučia. Šiaip, va, kas Ten ne. šakės. O, gerai, lietuviškai žodis supras. Ne, nerasiu. Kas neišeitina šoka. Tai šiaip labai buvo daug šitų straipsnių, kad efektų nėra ir kad... Jo, kad nėra nuvylė ir taip efektų, kad toliau. nėra ferverkų, kad ten, Jo. žodžiu, kad tiesiog nusivylimas tas Timberlake'as. Nu, aš galiu pasakyti, aš pati tikėjausi konfeti bent jau. Bet, Šiaip todėl dabar visi koncis, jie labai faini. jo, Don't get me wrong, bet- labai fainai, nes galima paskui prisirinkti ir atsiminti. Va Jo, čia ką aš jo, darau. jo, jo. Ne, man taip patinka, kai Aš stovi taip ten nedarau, groja. bet I get the Jo. hype, jo. Tipo, Bet ar aš labai nusivyliau, kad jų nebuvo? Gal biškinės aš tikėjau. gal Bet- miršinė. Man koncertas labai ir be to patiko. Nu jo, bet čia šiaip Elza gerą temų užvedė, kad labai daug šiaip straipsnių buvo ir visi influenceriai šiaip labai daug kalbėjo. Jo. Tame tarp ir ten bunkės visos, ir bosienės, ir taip toliau. Ne, jos vardas Bosos. Diana Bosos, man atrodo. Nežinau, ar bosienė, ar Daina. Bosos žodžiu. Daina. Dajan, nu žodžiu. Daina. Nesivedu žodžiu, bet tikrai labai. Bet labai daug influencerių tikrai kalbėjo, kad biški toks, nu negeras žodžiu, koncas, kad tikėjosi kažko daugiau, kad ten efektų trūko, kad, nežinau, ten ferverkų galvoju, ten jis iš dangaus nusileis, pradės iš dangaus skraidyti. Tai va, bet šiaip, bet dabar irgi tos geras gal kaip ir pastebėjimas, kadangi aš buvau fanų zonų, jinai buvo toliau, man pasibaigė tas koncas, aš išėjau ir aš realiai galvoju, kad ten buvo geriausias koncas mano gyvenime. Aš šiaip nesu bus labai daug koncertų, esu bus The Weeknd, bus Dua Lipos, Måneskin, tai čia šiaip nėra labai daug, bet lyginant su ten, nežinau, Dua Lipa, 50 Cent dar esu buvus. O, tai dar 50 Jo. centas buvo šiaip. 50 Centas buvo. Bet Ir Dua ir Dua Dua Lipa irgi buvo buvo. kažkada jo. Tai vat lyginant su 50 Centu, vat man jeigu reikėtų ar tą 50 Cent su Timberlake'o kosus, man aišku, kad Timberlake'o. Bet vat čia ir yra tas klausimas, ar čia dėl to, kad aš buvau arti.
Nes aš kaip buvau, aš realiai atrodo mačiau jo kiekvieną judesį, po kiekvieną, kur jis į petį pajudina, kur jis ten, nežinau, man kiekvienas prakaito lašelis atrodo, ten matėsi man kaip krenta. Ir man šiaip tokia gera atmosfera buvo, nes man kas labai patiko, pavyzdžiui, lyginant su 50 Centu, kad jisai, kai atvarė, jisai koncertavo Žalgirio arenai, man atrodo. Ir jisai koncertavo ir su lietuviais dar kas yra, kad mes iš jų žiūrė esame atsipalaidavę žmonės. Man atrodo, mes labai tokie neatsipalaidavę ir tokie galbiškai kaip ir susivaržę labai, kad, pavyzdžiui, lyginus keis italais, nes mes buvom su klasiai Italijai. Nu, tai jie ten atsipalaidavę, kai nežinau kas. Bet, pavyzdžiui, tie lietuviai ir atrodo, visi žino dainos žodžius, bet niekas nedainuoja. Bet mano pėtus nukrito. Šitas yra. Žodžiu, bet tipo, jeigu pasakyti ant kokį nors tai visi pasako. Jo. Arba tai visi rėkia Jo. Bet kad dainuot, tai ne, nors visi žino. Nu, tikrai yra tokių žodžių, kur visi žino. Tai va, apie 50 Cent aš nebaigiu pasakoti, kad yra tame esmė, kad jisai ten duoda tą mikrofoną dainuoti tiems žiūrovams ir niekas nedainuoja. Ir jisai taip parodė savo nusivylimą, nes jisai nuėjo nusėsos, come on, guys. Ir, taip, tos, ir man taip tokia svetima gėda ir aš taip nejaukiai jaučiuosi, kažkaip man toks. Ir aš jau iš to klausiu, ir ant kiek man patiktų dainos, man tipo, žiauriai fainai buvo, nes buvo ir labai daug efektų, bet lyginant su Timberlake, man neprilygo. Nes atmosfera buvo ant tiek gera, jisai ant tiek daug dėkoja, jis ten lankstėsi, bet va taip, va tai Lietuvai, ten dėkoja 100 kartų, kaip jisai ten, kaip ta prasme, žavėsi į Lietuvą, kaip jam patinka, kaip jam ten fain ir taip toliau. Tiesiog atrodo, kad jisai mėgavosi labai sceną ir viskuo, ką duoda Lietuva, publika, ką duoda. Ja. Tai sakau, nes man labai patikus, ten širdelės rodė ir ten. Tai sakau, man kažkaip atrodo, paskaičius su straipsnius, aš skaičiau, nežinau, bent jau po koncertų, jūs skaitėt? Jo. Na, aš nebuvau koncertų. Nu, nelabai. Bet mačiau, kad jų yra. Jo, tai va, aš nežinau, aš paskaičiau, tai aš visiškai nepritariu, bet irgi mes diskutavom darbiškai savo grupčiatę, kad aš galvoju, gal dėl to, kad aš buvau žiauriai arti, man gal dėl to nesijautė. Aš nežinau kaip tau. Bet aš man nebuvo taip, kad blogas koncertas tikrai buvo. Man buvo šiaip geras koncertas. Sakau, aš tiesiog labai tikėjausi, kad bus kažkas, konfeti, kad bus, bet nebuvo. Bet ar mano to buvo blogesnis koncertas? Ne. Nu, man atrodo, man patiko. Ant tiek tokia mega žvaigždė, kad jam nereikia, atrodo, efektų. Jo, jisai pats iš savęs efektas. Tai kažkas gerai, man atrodo, pasakė. Nesimenu aš to influencerio Lietuvė, tikrai dabar aš sumeluosiu kažką, bet gerai pasakė, jisai pats iš savęs yra efektas, nes atrodo, tokie didelė žvaigždė, tu žiūrės ten kaip šoka. Man tiesiog buvo, realiai nerealu, man nieko netrūko. Ir šiaip tikrai labai gerai sugalvosiu dideliais ekranais. Taip. Nes, pavyzdžiui, aš kai esu žema, aš nieko nemačiau. Aš jį 5 kartus gal pamačiau. Ir tai aš turėjau šokinėti, stieptis. Ir man tikrai buvo žiauriai sunku, pavyzdžiui, jį pamatyti. Bet per tuos telikus aš viską mačiau. Jo. O kito, aš, pavyzdžiui, nesu, tas pats Ed Sheeranas neturėjo, man atrodo, tokių ekranų. Nežinau, aš net labai klausiausi Ed Sheerano, tai net nebuvo. Nu, mano mama buvo, tai man atrodo, nebuvo ten tokių. Ai, nusakau, bet... Tai bet šiaip labai gerai, pavyzdžiui, jis tiesiog surado techninius sprendimus, aš manau. Jo, nu man, pavyzdžiui, man nieko netrūko, nežinau, man nieko netrūko. Man irgi netrūko. Bet man kas labai patiko, man šitą arena labai patiko. Ir man kažkaip labai greitai praėjo laikas. Žiauriai greit. Žiauriai nepajaučiau visiškai nieko. Jo. Labai gerai dainų transitionai šiaip buvo. Jo, nes buvo fainai tas, čia kažkas iš mūsų irgi mes diskutavom, kad dainos jos nebuvo to populiariausio dainos, kaip ten What Goes Around, Comes Around, bet tos dainos jos nebuvo melodija tapo, tai buvo kažkas bitas įdėtas ir kažkas biški pakeista. Jo, ir jos visos susijungia. Žiauriai gerai susijungia. Aš nebuvau, pavyzdžiui, dar tokiam koncerte, nes aš kaip buvus, tai visur tiesiog atskiros dainos yra. Čia viskas buvo į vieną sujungta. Taip, viena ir buvo žiauriai gerai. Tai va, ir šiaip man labai patiko ta arena, nes atviras dangus ten ir žiauriai fainai kažkaip atrodė. Ir šiaip saulėlydis labai gražus šiaip buvo. Nežinau kaip jums, bet man jį buvo labai lengva, pas mus nebuvo eilės. Pas mus irgi nebuvo. Mes katėm nebuvo eilės visiškai. Nebuvo. Tai vat man tas mano pasiek vandenį. Bet man tai vat irgi tas patiko, kad labai ir labai sklandu viskas. Labai sklandu. Ir tikrai žiauriai organizuotai. Labai. Nu, man sakau, man labai patiko. Ir vat Vaidas yra tas, aš jau žiauriai žvengiau, kad jį tik tokį lygino su Jessica Shai koncertu. Tame irgi Dariaus Grigaliaus stadione. Bet man sako, aš irgi pasirodė, kad dėl tų efektų visų, kad čia biški ta Lietuva, nežinau, persistengė su heitu. Persistengė, nes man atrodo, kad mes... Man šiaip atrodo labai daug, nu, va, šiais laikais labai viskas žmonėm netinka. Jo. Ta prasme, Lietuviai, man atrodo, reikia biški atviriau žiūrėti į pasaulį. Jo. Ir į kitus žmonės.
Nes man tiesiog lietuviai Nes tokie. visi Ir šiaip labai Užsižikę daug kas atrodo sakė, kad kažkokie, aš nežinau. Timberlake'as pataupė Lietuvai, bet aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau į koncertus ten, nežinau, Visur realiai. kitur, visur taip pat viskas. Jo, Estijai ten dar mažesnė, kaip Mažeikių šventė. Jo. Tai aš sakyčiau, viskas ok, mes jau turim būti dėkingi, kad jie atvažiavo padainauti savo visas legendinės dainas. Kad pasirinko Jo. iš viso Lietuvą. Jo. Ai, ir tas dar vairas yra, kad jisai, kadangi aš kažkaip po koncerto labai fangirlinau, tai aš kaip pasižiūrėjau į Instagramą ir jisai visas tipo, vietas, kurias jisai koncertavo, ten buvo, atrodo, Milanas paskutinė, jisai visas iškėlė iš karto po koncerto. Ir aš tikėjausi, kad Lietuvai kas, ir mūsų neįkėlė pirmą. Estus Jo, jisai paskui po mūsų varė į Estiją ir jisai pirmą įkėlė Estus, ten 100 storių mūsų darbo neįkėlė. Ir aš kažkaip galvoju, kad realiai lietuviai su tiek heitų mes atsibaidysim visus, man atrodo. Jo, aš atsimenu, mes norėjom valgyti, Gabija man tiesiog prie manęs tai pradėjo komplaininti. Jo, nes man atrodo, tie lietuviai taip, jie realiai mes kažkokie užsiščiukę, aš nežinau, užsiknisę visi, bet tiek heito papylė, man atrodo, kad tikrai kito Timberlake'o atėjo per jo menedžerius kažkokius. Tai man atrodo, mes taip atbaidysim visus savo, visus pasaulio dainininkus, niekas pas mus nevažiuos daugiau. Tai gal reikia tą hitą taip pasitaikyti ir realiai tiesiog būti dėkingiams, kad važiavo jisai. Nes paskui jisai kėlė, mus šį labai gražų rylsą padarė. Tikrai kėlė, labai gražų. Nemačiau, pasižiūrėsiu. Šiaip labai gražus rylsas. Ir dedikuotas Lietuvai? Jo. O kitam darė rylsus? Jo. Ne, visiems nedarė. Esti nedarė. Estija turi rylsą. Tu dabar gali pasižiūrėti. Play the reel. Taip, aš uždėsim gal. Jo, gal uždėsim. Time limit. Taip, tai žiūrėkit, screen time'as irgi yra labai aktuali tema. Šiaip tais. Kažkada pakalbėsim ir apie screen time. Sold out. Half of me. Žodžiu, Elzė pasižiūrėjo rylsą. Tai labai fainas rylsas. Daug laiko. Jo, žiūri fainai. Tai sakau, dar kartą labai patiko koncertas, man labai patinka tokios dienos, kad realiai tai pamiršti, nes čia buvo prieš 3 savaitės gal. Tai vis tiek dar buvo mokykla, tai šiaip labai padeda pamiršti visus mokslus. Taip pabėgit nuo visko, jo kitoj planetų ten sėdė, taip pabėgit nuo tų mokslų, tai viskas fainai, nežinau, bet paskui sunku grįžti po tokių emocijų. Aš nugrįžau mokyklą vien tik apie Timberlake'ą kalbėjau. Bet visai padėjo pabėgti nuo mokslų, nuo egzų visi, kurie buvo. O šiaip kalbant apie egzaminus, tai mes, kadangi 10-okės esam, praėjo pupai. Šiaip, nereikšmingas biškai egzaminas dar bent. Bet žinot, toks stresas vis tiek yra. Streso yra, nes, egzaminas. Jo, ir tiesiog kažkaip labai. Ir tu žinai, kad jis kaip ir nieko nelemia, bet taip kažkaip. Bet jisai vis tiek kažkaip yra. Tiesiog, man atrodo, bet mes per atsakingos esam, tai gal dėl to šiaip neatsakingiam žmonėm, aš manau, lengviau praeitų. Jo, nes dar tas yra čia biškai irgi pažintis su mumis, kad mes šiaip visos biškai tokios paranojikės esame. Kaip ir. Mes what comes to to school, mes esame labai tikrai perfekcionistas, tai biškai tos mums stresas, tikrai prieš kiekvieną ten kontrį, prieš kiekvieną egzaminą. Mes tikrai, man atrodo, ruošiame gal daugiau nei reikia. Šiaip. Man taip atrodo. Gali būti. Negerai, žinai. Jo. Reiktų kažkokių balansų ir streso kažkokių metodų mažinimą, nes labai gerai. Ir kamera esmė, pavyzdžiui, man visose šokių veiklose, man žokit, kiekvienais metais būna šokios meditacijos pamokėlės. Ar aš iš jų pasimokau kažką? Jo, ar aš panaudoju? Ne. Tipo, niekada. Man nebuvo meditacijos pamokėlės. Tai nežinau, aš nepanaudoju. Nes aš kai tame momente, jeigu man rytoj yra kontras, man ant kiek blogai būtų, aš tikrai nemedituosiu. Man atrodo, biškai laiko švaistymas. Jo, man ir negaliu leisti. Jo. Aš žiauriai prokrastinuoju. Aš labai tikiuosi, kad kažkas realitina. Aš žiauriai prokrastinuoju visą laiką. Baisiai, bet aš nieko neveikiu ir tada nusivėlinu, tada vėl nepamiegu. Tada mokinuosi kitą dieną prieš pamoką. Tipo, būna, pavyzdžiui, kokia trečia pamoka kontrastai per pirmas 2 vietoj to, kad dirbčiau, aš mokinuosi. Blogai. Bet šis prokrastinacija yra taip, kad man, pavyzdžiui, atrodo, kad aš irgi tai darau. Bet tipo pas mane yra taip, kad, jeigu užduodate, nežinau, istorijos parašyti rašto darbą prieš mėnesį, aš parašysiu, prieš savaitę gal, žinai, arba ten prieš 2 dienas, kai reikia duoti, arba prieš dieną, kai tipo galėčiau, šiaip perėti iš karto galėčiau, žinai, padaryti, prisės padaryti ir pamiršti. Bet pas mane yra tas, kad
aš prokrastinuoju, bet tuo pačiu metu aš mąstau, kad man reikia padaryti. Tai Man tas pats yra. mano prokrastinacija man tiek streso sukelia, aš negaliu, aš sėdžiu ir aš stresuoju, kad aš nieko nedarau, bet aš negaliu iš vietos pajudėti, aš negaliu pradėti nieko. Jo, ir man dar, jeigu kalbam apie istoriją, va, kur Gabija užsiminė, mums reikėjo parašyti, kaip ir recenziją. Jo. Man, pavyzdžiui, kas buvo, kad aš parašiau įžangą ir tada aš tiesiog jau kažką kito, nes aš jau nenorėjau. Užkliusiu, aš jau nuėjau. Jo, ir aš tiesiog prokrastinavau kitas dalis. Jo. Aš tik kažkaip Man su ne šituo taip buvo. atsisėdau ir parašiau. Tiesiog Bet viskas. su šitu, man atrodo, tokia buvo situacija, kad mums kaip ir reikėjo jį parašyti greit, nes man ten reikėjo išvažiuoti ten į tokią Na, stovyklą. aš tada buvau toj stovyklai, tai aš Ai, stovykloje jo. rašiau. Nes aš tai parašiau. Aš prieš tai parašiau. Aš pradėjau įžangą rašyti stovykloje, ir man toks, kad nublemba, aš sėdžiu stovykloje ir ką aš, nerašysiu. Jo. Tai va, šiaip sakau, reikėjo parašyti tą istorijos darbą. Tai šiaip viskas ten pasirašė, viskas buvo ok, bet sakau, su tą prokrastinacija tai yra toks dalykas. Nes šiaip dar kalbant apie ją, tai kad pas mane vat būna taip, kad jeigu, pavyzdžiui, man draugė čia atsimenu buvo tokia situacija, siūlo susitikti šeštadienį, tarkim, mane, ir, pavyzdžiui, žinau, kad šeštadienį man reikia kažką padaryti, o jinai, pavyzdžiui, vat, jei gali būti, kad jie yra kontrolinis rytoj, ne, tai jinai vat, gali su manim susitikti ir tada pasimokyti kontrolį. Bet aš žinau, kad aš nueisiu susitikti su žmogumi ir aš jeigu būsiu nepasimokus, aš negalėsiu atsipalaiduoti. Jo. Nes aš žinosiu, kad man tai matkės kontras ir aš turiu grįžti namo ir pasimokyti. Man jau geriau viską padaryti, tada važiuoti. Bet tas dalykas, aš prokrastinuoju iki paskutinės dienos, tai yra faktas. Aš tada labai overstimulated būnu visokiais dalykais. Pavyzdžiui, aš susiplanavus, nežinau, beleką dabar, pas kokią kosmetologę šeštadienį 3 valandą. Au. Ir man kažkas siūlo susitikti šeštadienį, aš iškart bus sakinė, aš negaliu. Nors aš galiu, tipo, aš žinau, kad man gerai, nežinau, kiek laiko užtruks kosmetologė, sakykime, 2 valandas, ar kol parvažiuosiu, tipo, 6 valandą galėčiau susitikti. Bet man tada toks yra, kad vos ne visą dieną aš užsiemu. Tai Man čia darbas viskas, kad yra planas ir jo. Bet vat, man tai būdavo, dabar pastaruoju metu man kitaip. Tai pavydžiu dabar labai. aš jau viską, bet jūs neįsivaizduojate dabar kokios mano užimtos dienos, aš tiesiog viskas sukišu į vieną dieną. Šiandien Jeigu mano... kažkas atsiranda, aš tiesiog kišu į tą dieną. Ir, pavyzdžiui, penktadienį, kas man buvo, kad aš nuėjau į paskaitą, pristatė metinius darbus, tada aš ėjau pavalgyti su jumis, susitikti su mano šokių komanda beje, važiavau nupirkti dovaną ir su draugais susitikom vakare. Aš tai vat, irgi, man škartais padarau tokias iškrovas dienas, kur man, pavyzdžiui, prisikaupė žiauriai daug darbų. Vat, pavyzdžiui, gerai, šiandien, pavyzdžiui, reikėjo, ne šiandien, bet reikėjo man pasimti tokią medicininę kortelę ir man reikia specialiai važiuoti, tam, kad tiesiog nueičiau pasimti kortelę. Tai aš va tokius visokius darbus tiesiog sukišau į šiandieną ir va šiandien viską padariau. Aleliuja. Atsiprašau, negaliu. Bet sakau, su man, kaip ir atrodo, su prokrastinacija, gal, mano kažtai gerai pasakė šokių treneris, kad tu, kadangi šokės mūsų žiūri ir užimtos dienos, tai realiai, jeigu tu turi galimybę sukišti viską į vieną dieną ir, žinai, jeigu pas yra labai įtemptas grafikas, tai tu turėk vieną dieną visiškam, žinai, relaksui ir per vieną dieną viską pasidaryti. Bet yra šiaip labai, ir blogai, nes tada tau stresas tą vieną dieną ir tu ten nieko neskai. Kaip aš nelaukiu, kai man reikia kažką daryti, tipo, žinau, kad reikės kažką daryti, kaip aš nelaukiu tų dienų. Jo, kad žinau, kad sekmadienį reikės tą daryti ir tu tai nelaukiu. Taip, ir man tada visas dienas leading up to that, man toks stresas, aš realiai negaliu funkcionuoti normaliai. Man atrodo, kad būtų geriau pasidaryti iš anksčiau, nes jeigu aš žinau, kad aš stresuosiu dėl to ir nelauksiu, tai aš galiu tiesiog iš anksčiau pasidaryti. Bet kartais negalima. Aš nenoriu. Aš nenoriu. Kad mes neprisiverčiame. Ypač tokie, kur tu negali pakeisti datos, bet reikia tada. Ir tada toks... Bet, pavyzdžiui... Arba, pavyzdžiui, dar greitai, susiplanuoju kokią 3 valandą kažką, tai aš atsikelsiu ir aš visą rytą, tipo, visą dieną iki 3 valandos praleisiu ruošimui suvaryti tam. Taip. Sakau, mane labai ir erzina, aš jeigu, reikia kažkokią appointmentą pasidaryti, vis tada ryte, kada galiu labiausiai, kad tiesiog turėti visą dieną. Jo, man vidury dienos pats blogiausias. Jo, vidury dienos yra tragedija tiesiog. Ir šiaip kažkaip, nežinau, šitie mokslo metai, šiaip pabaiga man tokia, tiesiog. Ne tik, kad egzostai, man buvo tokia pilna visų darbų, kad aš, pas mane yra taip, aš jau dažniausiai nedarau čeklistų, nes aš viską atsimenu. Aš neatsimenu, kada aš ko kontrašiau, kada aš ką rašau, aš viską. Pas mane naudose buvo skirom dienom, tą padarysiu. Pirmą kartą pas mane buvo taip ir ten taip daug. Man kokias 3 dienos ar 2 dienos buvo 3 gal atsiskaitimus. Taip, ten. Ir po tokius rimtus, ten, pavyzdžiui, chemija ir taip toliau. Nes mes klasiokas rimtus. Jo.
Ir be man tam dar buvo prisikaupę, tu tada kaip tik savyklai buvai, o man buvo prisikaupę nuo tada, kai nebuvom savyklai. Plius, ką turė, nu žodžiu, ten tai tragedija labai buvo. Jūs buvo žiūri blogai, nes jie ten, nu jos buvo, žodžiu, vadovo stovyklai, tai vaikų, tai joms reikėjo viską toj stovyklai padaryti ir dar Jo. dosie reikėjo padaryti. Jo. Gal mes nesigilinsim, tai kas yra dosie pas mus, bet žodžiu, tai buvo tikrai reikalų. Bet Tai šiaip pat sakau- man, pavyzdžiui, kas buvo su šitų laikotarpiu, kad aš atrodo gyvenu, bet aš negyvenu. Nes tiesiog Jo. tiek atrodo darbų. užprogramuota. Arba jūs Jo, pasakytumėte, kad dabar vasara. Ne. Šiandien buvo paskutinė mokyklos diena. Nes mes tiesiog Jo. kažkaip, aš nesuprantu, kas atsitiko. Aš įpratau realiai. Man atrodo, kad dabar mano tikslas yra nueiti miegoti, padaryti darbus. Miegas kaip darbas pastatė. Jo. O dabar aš, Aš einu miegoti, nes reikia. Ne dėl to, kad aš noriu, bet man reikia. Jo, reikia. miegoti. Tai sakau, šakės tiesiog ir dar tie visi egzaminai ir viskas taip išvargino. Ir dabar dar blogas oras, tai iš viso, žinokit, Dar, sakau, taip atkentėjom metus ir dabar Jo. taip pat turėtų būti jau vasaros turėtų būt atostogos. Ir, vasara. jūs matot, Mes su džemperiais. Sakau, mes šiandien dar su Danielė važiavom autobusu iš mokyklos. Tai lyja, ir lyja, šalta. ir mes jo, sakau, kaip lyja. miegom. Tiesiog Taip atrodo, slegia, kad miegu. ruduo. Realiai atrodo, kad ruduo dabar, kokį gegužę. Taip pat aš dar ir kalbėjau apie tai, kad mes Jo. turėtumėm pasilinkti, man atrodo, metų laikus, kad gerai dabar gali būti birželis, bet dabar yra pavasaris, tarkim. Nes tiesiog oras grinai kaip pavasaris. tada žiemą būčiau gimus, aš nenoriu. Tiesiog, kur dar kaip prie tokio oro, tu dar turi mokytis kažką tai iš viso. Sakau, man atrodo, dar per mūsų pupo egzus ten lyjo, tai sakau, ten traukio lyjo, tai ten traukio, ten miego šakės. Sakau, bet praėjo, tai pupo, ačiū Dievui, bet ėjo ir 11-12 praėjo VB, tarpiniai visi. Tai Man stresas už juos, tipo, pavyzdžiui, Jo, 11 jo. draugai, tipo, sako, Ten jo, kaip man rytoj pasipila. fizikos egzaminas, aš žiūrėjau. Aš šiaip pagalvoju, koks yra medūzos Jo, judėjimas, reaktyvinis. Aš tiesiog aš būčiau parašęs arba povandeninis koks nors. Medūzinis aš būčiau Medūzinis parašius. judėjimas. gal. Ten nebuvo pasirinkimų. Aš nežinau, ten buvo praeitų metų. Jo, 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 skandalas. žinau, bet Aš nebuvo nežinau. Ne, Kas tu turi buvo? pats parašyti. Ai, Ten, kad reaktyvinis judėjimas. Kas? tu. Vat kas? Tipo. kaip tu Ir sugalvoji? čia tipo programai buvo. ne, tu pazinys. Mane tai Bet čia iš Čiuptuvinis viso, koks. jeigu ir buvo programa, tai čia tokia maža dalis. taip. Visko, ką Žinau, tu tai būna mokysi. istorijos vadovėlį, tam, pavyzdžiui, pasako. Vienas sakinys. Jo, apie vienas kažką. sakinys, kur tikrai nebus ir tipo, Jo. ir buvo. Kažkaip niekada nebūna. Tipo, nu, Bet žodžiu. šiaip man tiek apskritai mane taip nupurto net, kai aš pagalvoju Jo. apie tai, kad mums reikės laikyti tuoj. Jau kitais metais. Jau kitais metais jo ir... Biškį. Žiūri, man, pavyzdžiui, įdomu, mes turėjom kaip pasirinkti dalykus. Jo. Man labai įdomu, kaip viskas sudėlios. Kiek langų turėsiu. Aš taip tikiuosi, kad man gražiai taip sudės viską į pirmą dienos pusę, nes Man aš pasirinkau tuos pasirinkimus, kur labai daug kas jų pasirinko. Mes tą patį pasirinkome. Ir realiai jo. Jo. Visiškai tą patį. Pas Ne, mane ne, vienas dalykas. Nu, ai, jo, jinai kita. Jo, jos pasirinko ekonomiką šiemet. Jo. Jo. Tai man įdomu, aš taip pat. bet labai daug kas pasirinko, tipo, nu, žodžiu, tai aš kažkaip manau, kad visai gerai bus mūsų tvarkaraštis. Taip, Taip, toks Mane gąsdina tas, kad mums pirmadienį yra iki 9 valandos. 10. Oi, po 40. po 40. O mums dabar Baigėsi. pasibaigia arba po 2:15 arba po 30. Po Tai 30 Po dažniausiai. 40 sėdėti, tai man atrodo, biškį Bet ten bus tragedija. 2 menai paskutinės. Man apie egzaminus, tai vat, kažkaip paskutinis egzaminas, už kurį aš ką tokio nusiskundimų girdėjau, šiaip realiai apie visus aš girdėjau nusiskundimų, bet tos didžiausias man buvo šiaip istorijos egzaminas, nes beveik, vat, visi mano pažįstami 11 laikė, beveik jo visi tos, kuriuos aš pažįstu, laikė istoriją, tai visai kiek buvo antiek sunku, aš nežinau, ar čia tiesa ar ne, bet sakė, buvo antiek sunku, ten nebuvo šiaip gerų balų, nu buvo ten pusė, kažkas biški virš pusė žodžius. Sakė, kaip ten, man atrodo, per visą Lietuvą 2 ar 3 tik tai 40. Jo. Ir aš, Kamilės, aš pabandžiau pati padaryti, kaip 10-okė, aš pabandžiau padaryti tą istorijos egzaminą. Jo, nesimokinus, po aš nieko nesimokiau, aš tiesiog važiavau mašiną ir pabandžiau padaryti. Tai surinkau daugiau, net jo, daugiau nei pusę, smarkiai daugiau nei pusę, bet man atrodo, čia irgi labai priklauso, aš todėl, kad aš laikysiu istorijos egzaminą. Mes, Man atrodo, mes viskas Ai, mes laikysim, jo. laikysim istorijos egzaminą. Tai vat, aš jį pasižiūrėjau tą egzaminą, man atrodo, ten, žinot, tokie. Jauna Kažkas žolė. pjauna žolę. Bet, žinot, man atrodo, ten tokie klausimai, kur, nu, aš nesugalvočiau, man atrodo, pati pasimokyti tokiem dalykam. Ten kiekvieną portretą tu tam turi mokėti. Ten, o Šakės. Dieve, tu esi man taip. Bet šiaip aš mačiau tik tokį yra kažkoks puslapis, kuris padeda pasiruošti. Tai man tie Man bus jie meta daug reklamas. Jo, Reikia susirasti. tai reikia Jo, įsistrasti ir tiesiog, ką žinai, tam pasiskaityti konspektą. Nu, aš va tikiuosi labai, kad kažkas, nes aš manau, gal aš pas kažką eisiu, gal paprašysiu, kad mane biškai pakuruotų ten tam istorijos egzaminą. Šiaip aš dar nežinau, ką aš darysiu.
bet aš tikiuosi, kad aš ten pasiruošiu normaliai, nes ten, žinai, kiekvieno pastato ten tą stilių atpažink, kiekvieną tą portretą matėm biškį. Nes dabar mes visiškai ne tą. Pas mus dabar bet jis sakė, kad bus taip. Bus taip. Va, žodžiu, praėjo tas istorijos egzas, tai nežinau, man atrodo, labai gal priklauso, gal ir šiaip nuo mokyklos ir kur tu koncentruojasi, kai mokysi, man atrodo, šiaip labai svarbu žinoti, kur koncentruotis, kai tu mokai istorijos egzui, nes ten tiek detalių šiaip jam yra, ten realiai istorija. Gerai, nebus prieš istorijas, bet šiaip realiai visa istorija. Tai kiek ten detalių, kiek faktų. Bet šiaip, žiūrėjau, nenuspėjamas, manau, egzaminas apskritai visa šitą sistemą. Visa NŠA sistema yra nenuspėjama, ta prasme ten. Blogai. Kalbant apie NŠA, žodžiu, pasibaigė man pup. Ir jų, ta prasme, puslapyje. Jie rašo, kad, jau atėjom rezultatą ir parašė mokytojai mums visi, kad jūs galėsite pažiūrėti iki tos ir tos dienos rezultatus ir pažiūrėti savo darbą. Tai ne tai, kad NŠA dar net neparodo, kiek tu balų surinkai, pakalbėkime apie tai. Iš matematikos viskas gerai, matematika super. Bet lietuvių, pavyzdžiui, aš ieškojau savo balų, aš neradau balų. Man tai net nerodė mano matematikos. Žodžiu, NŠA net neparodo balų. Tiesiog ateini, tu prisijungi, galvoji, kad turėsi kažkokį atsakymą į savo darbą, į savo darbą. Žodžiu, į savo, kažkokį atsaką, žodžiu, savo įdarbį, savo darbą, kurį tu parašai. Kažką, tipo, iš tų 3 valandų sėdėjimų, gal tu gausi kažkokį atsakymą, ar tu gerai ar negerai parašai, tu prisijungi, tau tiesiog rodo tavo darbą. Ta pati, ką pažymėjai. Ta pati, ką tu parašai. Bet ten yra taip pat įsivaizduojamas. Bet labai nepatogu. Taip, labai nepatogu, nes tu turi atsiminti, ką tu pasirinkai, nes, pavyzdžiui, su teksto suvokimu dar viskas ok, kai ten A, B, C, D, tai tu vieną tiesiog turi atsiminti kažkokį atsakymą. Kaip, pavyzdžiui, su gramatika tu žiūri ir tiesiog tekste, jeigu tu pasirinkti žodžius, tai tu turi atsiminti žodžius. Sakau, tai nei parodo balų, nei ką, tai ten tiesiog tragedija. Tai va, biškai nukrypau aš nuo temos, bet tai va, sakau, tą NŠA temą, kad aš jiems rašiau, nes aš kaip, kiekvienas, nežinau, ne kiekvienas pažiūrėjau, bet norėjau peržiūrėti žodžiu savo darbą birželio 9 dieną. Jų puslapyje yra aiškus punktas. Darbas bus galima pažiūrėti nuo 7 iki 9 dienos. Ir mokytojai šiaip sakė. Jo, ir mokytojas sakė. Padėtas taškas. Ir ta atskiras sakinys visą birželio 9 dieną galite peržiūrėti savo darbą. Aš vakare birželio 9 prisijungiu prie savo darbo, prie kompą, man nerodo mano darbą. O kam yra esmė, aš norėjau tą rašinį išsiseivint, nusikopint, kad turėtų 11 klasį pažiūrėti prieš ruošiantis tam, nežinau, kažkam, gal mokytojas, nežinau, mokytojai, gal žinai, než gal nei tam. Jo, nes man labai išrašė šiaip pats darbus. Iš kur, kodėl ten klaidų, gal kažką pastebėjimų kažkokių turi. Man nerodo mano darbo. Aš NŠA parašiau labai mielą gražų laišką, kad žiūrėkit, man nerodo mano darbo, jūsų puslapį yra aiškiai parašyta, kad visą birželio dieną, tai spėkit, ar gavau atsakymą, negavau. Tai va, žodžiu, sėdžiu be atsakymo ir be rašinio savo. Bet bent jau vasarą. Tai viskas kaip yra gerai. O šiaip dar biškai apie pupus kalbant. Jeigu jau čia taip kalbam apie NŠA, apie pupus, tai rašiau aš, čia per matematikos pupą buvo. Rašau matematikos pupą, man liko 3 minutės. Ir mane išmeta iš sistemos. Liko 3 minutės. Atbėgo pavaduotoja. Prijungė mane atgal prieš sistemos, aš žinokit sėdžiu, aš va taip sėdžiu ir rašau ten tą matijos pupą ir mane tiesiog staigiai išmetė iš sistemos ir aš sėdžiu, aš visą pradėjau dirbėti, aš nežinau, kur man dėti, ką man daryti, nes man jau viskas, man atrodo, man traukuliai prasidės ar kažkas bus, ateina pavaduotoja, mane prijungė atgal prie sistemos, žodžiu, ir aš nespėjau pataisyti tą, ką aš norėjau pataisyti ir, žodžiu, išėjau iš to jau kabineto. Tai jos kažkaip buvo, jūs anksčiau pabaigėt? Jo, mes pabaigėm. Mes prieš laiką pabaigėm, jo. Jo, jos anksčiau pabaigės, jau buvo nuėjusios valgyti. Ir aš išeinu iš to kabineto. Mes šiaip sėdėm ir galvom, kur Gabija. Jo. O aš iš to streso, ne iš to, kad aš ten, ne iš rezultatų, ne iš nieko, aš tiesiog grinai iš to streso, kurį aš patyriau, aš ta prasė taip susparinau, aš verkt pradėjau, aš neatėjau kažkaip pirmą pasės, nes aš galvoju, kaip aš dabar eisiu visą apsiverkus, ten žodžiu, aš biškai mažiau nusiraminti. Grinai iš streso, kad mane išmetė iš sistemos. Ir ateinu aš pasės ir jos gali pasakyti, kaip atrodo. Jūs neįsivaizduojat, aš sėdžiu, ateina Gabija visą apsiverkus. Aš galvoju, žinokit, kažkas tokio rimto atsitiko, kažkas mirė. Kažkas mirė,
kažkas. Nes šiaip tas pup, tai ten jo niekas ten neįma, tas pup jisai visiškai ten mums beveik. Taip, ir jinai dar atsisėda visa apsiverkus, jinai sėdi tyli, nieko nesako, visi klausia, kas buvo, jinai tiesiog sėdi tyli, visa žliumbė, paskui pasakė, nu tai mane išmetė iš sistemos. Žinau, aš iš streso realiai. Aš galvoju, niekas ten neišsisaugojo, jei jo. Sakė, aš galvoju, eik, reikės perrašinėti vėl 3 valandas. Jo. Tai žodžiai, o paskui dar bairis buvo tas, aš vis apsiverkus atėjau ir atėjo padavėja ir man padavė mane, sako, čia jūs, kad nusiramintumėt, viskas bus gerai, sako. Tai labai milutė. Tai žinokit, jinai tikėjosi, kad aš nustosiu verkti, aš dar labiau apsiverkiau iš jos mielumo. Tai jinai sėdė tokia. Žodžiu, žiūri, jokinga buvo. Tai dabar realiai iš tokių situacijų, kai jūs galvojat, kad yra blogai, net po BB, kad jums yra blogai ir jums ten kažką žodžio atsitiko, pagalvokit, kad jūs po mėnesio žvengsit iš situacijos, nes aš dabar žvengiu realiai visas. Tai vas su to pupu, sakau, ten tiek streso iš jo. Aš nemanau, kad tiek streso žmonės. Gal kiti dieną, bet ir šiaip. Aš manau, kad labai daug nereikalingų egzaminų. Ta prasme, realiai mes rašom kiekvienai. Dabar kam tas dar pas mus mokyklą organizuojame egzaminai. 9. Tai mes realiai nuo 7 klasės kiekvienais metais rašom baigiamosius egzaminus. Ten standartiniai kažkokie. Tai biški. Tai sakau, ir aš šiaip, bet dar prieš tą pupą atsimenu, buvo mūsų matematikos mokytoja davus visus bandomuosius pupą, bet iš tokios knygos žodžių, ir ten yra kiekvienam tokiam kaip biliete žodžių pupa, yra, man atrodo, patramščias užduotis, tai aš sėdėjau, aš sprendžiu 10 bilietų, tai čia nežinau, kiek. 300 šiam užduočių. Aš kartu su Gabija sprendžiau, mes visas užrašinėjom, kur jinai, kur aš, žinokit, jūs neįsivaizduojate. Sakau, aš atsimenu, atsėdau kažkurią čia dieną, man atrodo, savaitgalį, atsėdau 12 lovą, buvau iki 11, tiesiog sprendžiu pupą, nevalgiau, sprendžiu pupą bandomuosius žodžiu. Tai tikrai nerekomenduoju daryti kaip mes, nesakau, man atrodo, tiek yra bereikšmingo streso, nes tas pupas, jeigu dar stoti į užsienį, pavyzdžiui, mes planuojam į Ameriką stoti, ten kažkas į Europą, žodžiu, į Ameriką, tai jie net nežino, kas yra pupas tamirs, jie net nežino, kas yra Lietuvoje niekas nežiūri. Niekas nežiūri. Jo, tas niekas nežiūri. Pavyzdžiui, pas mus mokykloje jisai rašomas kažkur, nu tik tai skirti. Šalia tiesiog prie mes. Jo, tavarsi, tai jo, ten niekur nereikia. Bet, kai pagalvoju, mes dabar tą sakom, bet prieš tą egzą tau atrodo ten tokia tragedija. Tokia tragedija, tas ten, žodžiu, man atrodo, tiek nereikalingo streso ir tiesiog kažkaip tas NŠA, nu, tipo, kiekvienais metais yra tas pas, kiekvienais metais yra nusiskundimų ir ta prasme, nu, ir jie nieko nekeičia. Ir kiekvienais metais yra atsakymas, kad viskas buvo pagal programą. Nu, aš nemanau, kad tas medūzų sudėjimas. Bet ta programa šiaip kiekvienais metais kažkiek pakinta. Jo, sakymų, kad ir kitais metais. Nes, pavyzdžiui, mūsų mokytojai net nežino, ką mums mokinti kitais metais, nes, nu, tiesiog vadovėlių nėra nieko. Nėra vadovėlių, jie nežino, kokie bus egzaminai, tai iš ką mums ruošti. Yra mokyklos stresas? Ai, dar, žinokit, labai gerai. Bairis yra tas, kad buvo informatikos egzas ir čia mano tas vienas pažįstamas laikė informatikos egzą. Tai įsivaizduoji NŠA, tie, kurie dar NŠA, sorry, aš netaip sakau, NŠA. Ne, taip pasakau. NŠA, jo. Kad jie, tie, kurie darė tą egzaminą informatikos, jie egzamino metu suprato, kad jie įdėjo kažkokį užduotį ne pagal programą ir čia yra legit, aš sakau, tas žmogus, kuris laikė informatikos egzaminą, taip sakė, ir šiaip čia irgi buvo aiškus. Jie egzamino metu pradėjo keisti užduotį, jie pradėjo trinti ir keisti užduotį. Ir kažkas, tipo, žodžiu iš mokinių, kažkam tai pasitaikė, kad kažkas darė tą užduotį ne pagal, ta prasme, ne pagal programą, tą dar nepataisytą užduotį. O kažkam pavyko padaryti tą jau pakeistą. Ir žodžiu, kažkas iš jo nieko nepadaręs. Nieko. Kažkas iš jo viską padaręs. Jie egzamino metu trynė ir keitė užduotį. Egzamino metu. Prieš tavo tiesiog trynė užduotį. Nu jo. Tai va, žodžiu, mokyklos. Mes čia užsiplepėjom. Užsiplepėjom. Tikiuosi, buvo įdomu. Jo, tikėkimės buvo įdomu. Neužknisom. Jo, neužknisom. Dar palaukit, per pirmą nenorim užknisom. Jo. Tai tikimės, kad patiko, viskas fainiai. Na, o dabar ate gražuolės ir gražuolė. Iki. Ate. Na. Oh my God. We did it.